O, sveiki sugrįžę. Tai su jumis aš, monologas, ir čia yra mano monologas. Tai gavau komentarą tokį. Pirmas komentaras iš QRT 93K. Sako, rekomenduoju dar pažiūrėti pilnametražį Unlucky Michaelas. Laukiu Corona Test Transportą. Ir žinot, ką aš atsidariau. Ir videkas 2,5 valandas beveik. 2,5 valandas. Kama, aš tikrai visą nežiūrėsiu. Tiesiog pasižiūrėt esmę, apie ką jis yra. Na, kokybė tai tokia, prieš 4 metus šiaip turėtų būti geresnė kokybė. Bet pasižiūrėjau. Taigi, čia tas pats čiuvakas. Iš kito kanalo, tik tai undergroundinio knygyno Rusijos, ko šiaip per pavadinimas. Kodėl, bet čia nei Rusijai, nei undergroundė, nei knyginė. Nei vienas netinka. Gerai, tai ką čia jis darys? Na, aš kaip iš pavadinimo suprantu, kad jisai lauks korona test transporto. Oi. Na, aš gerai pradėsiu skipinti. Kai šia daro. Nieko nevyksta, tai šis kamarys. Nu, blet, supranti, kaip čia pasakius, blet. Nu, kaip čia pasakius, blet. Būtų mašina, tai, blet, jau būčiau, kada jau būčiau vakar, blet, susitvarkęs su to korona testu, blet. A kaip, blet, šitą, blet, valstybiniu būdu, tai nahu į pusiuką, blet, kurva, nahu su sergančiais, blet. Burbulas, vaikšta piktas burbulas per kambarį. Supranti? Nesuprantu. Kaip, blet, už savo, kaip, blet, korona test, blet, tai su savo transportu klausia, ar turite savo transportą? Oh ne, savo transporto neturiu ir neprivalau turėti. Sako, tai tada, sako, jūs jums pasakysim šitą numerį ir jūs skambinkit šitų numerių, derinkit. Čia man dabar rimtai reikia žiūrėti. Į pusiuką, na, kaip šunys sugrūda, blet, visus kaip šunys nuveža ir kaip šunys ištyria, blet. Kaip šunys, tai prasme, visus tyria vienodai, ar tu šuo, ar katė, ar ten lapinas. Tai žinai, nesvarbu. Ar tu žmogus? Aš ten skaičiu, komentaras yra klasika. Pažiūrim. Dianos Mikulėnaitės dainų noriu. Noriu Dianos Mikulėnaitės dainų. Noriu Dianos Mikulėnaitės dainų. Pa, blet, nehui filmuoti, blet, gali Diana Mikulėnaitė, ką? Diana Mikulėnaitė tai filmuot, blet, galėjo, ne? O dabar parodykit, ką jūs nufilmavot, blet. Pitarai, blet, parodykit, ką nufilmavai, nahui. Parodykit jos dainas. Noriu Dianos Mikulėnaitės dainų. Garsiai. Oh my god, toks most random shit čia yra. Most. Kas su ta Diana Mikulėnaitė jau? Aš gerai klasiką vieną baigė, dabar antrą klasiką. Tik atrėdė vardys. Kur tu per koronavirusą rasi darbą, ką? Kur tu per karantiną darbą rasi? Nu, kur tu darbą susirasi dabar, ble? Kur tu dabar darbą surasi? Viskas uždaryta, ble, viskas bankrutuoja. Kur tu darbą dabar rasi, ką? Kur tu dabar rasi darbą? Viskas uždaryta. Na, jeigu žinote, galima darbą ir nuotoliniu būdu dirbti. Aišku, nuo koronos ir išpopuliarėjo tie visi nuotoliniai darbai. Tai kaip ir jis pateikė problemą, o visuomenė ją kaip ir sutvarkė. Tai taip sakant, tai dabar jam. Bet jam vis tiek pasibaigė korona, jam vis tiek šitą patį problemą yra, kiek mačiau, kad jam su darbu ne kažką. Tai esmė tame, kad jis nekad į save susikoncentruotų, kad čia galbūt jame pačiame yra problema. Nes buvo korona, nesusirado darbo, dabar pasibaigė korona, nesusiranda darbo. Tai aš manau ir prieš koroną tas pats buvo. Ir bankrutavo.
Dar triūksa, kad jis naidamas, dar tokia šaiba pisteltų gero, tokia, tik tai, kad išeidamas. Kur tu darbą rasi? Darbo biržai. Karantinas, ble. Karantinas. Geria vandenį, kiek daug. Gerai, suprantu, baigėsi. Na, maestro, klasika, 3 numeris eina. Nedirb! 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 Nedirb, ble. Nėra darbo! Nėra darbo! Kur darbo vietos, ble? Kur man dirb, ble? Ką? Kur man dirb, ble? Karantinas! Karantinas, ble! Kur man dirb? Aš manau, jį kaimynai tiesiog dievina. Aš noriu darbo! Įsivaizduokit, jūs miegat su žmona lovoj, nusiprausę, jau taip sakant, apsirengę pižamas, taip šiltoj lovytėj gulit, tylu, ramu, ir tada už sienos kaimynas. Darbo, ble! Įdarbinkit mane! Įdarbina davai! Aš noriu dirbti, bet nerandu darbo! Oi. Neįmanoma būtų gyventi. Kur man dirbt? Noriu dirbt! Norėt neužtenka. Darbo! Reikia ir pastangų įdėti tai. Pats darbas pas tave neteis, tu turi pirmą pas darbą nueiti. Nėra darbo! Nėra darbo! Nėra darbo! Bedar... Čia tas pats, kaip aš dabar nueičiau į virtuvę, prie dujnės stovėčiau ir tiesiog reikčiau, kad nėra valgyt. Nu taip, reikia pačiam pasidaryti valgyt. Neatsiras tiesiog, bam, ir nebus ten lėkštė su maistu jau paruošta. Tai ta prasme, tu turi įdėti pastangų, kad kažką turėtų. Bedarbių planeta! Bedarbių planeta! Omega, čia dabar žiūriu, kad jisai visur vaikštinėja tiesiog. Koks, man kas keiščiausia, koks to tikslas? Kodėl? Vis tiek kažkokią priežastį žmogus turėtų turėti, kodėl jis tai daro. Nėra taip, kad netyčia gaunasi nufilmuoti netyčia ir netyčia įkelt. Žiūrėk, jis atsigulė ten, tipo, o čia gulė, pavargo jau rėkaut. Reikia kažką, o čia matau, kažką telefonę rodo. Kai ten daina kažkokia klauso su ausinukais gal. Jo, kažko muzoną pasileidęs, bičias klauso, rėkauja greičiai savo. Ką man daryti? Jokį darbą nepriima. Ai va, tai darbo yra. Yra darbo, tik tai jo į darbą nepriima. Tai jis turėtų aiškintis, kodėl jo į darbą nepriima. Lango šviečia, mėnulis šviečia. Mėnulis šviečia. Nu tai jo kaimynam ramybės neduoti. Aš žiūrėk, atsilošia daugiau. Dabar doom scrollinimas prasidėjo, gernai bitches doom scrollina. Nerado darbo, galvoja, I'm navik. Eisim motivational quote, pa doom scrollint. How to find a job in 3 easy steps. Ai. Čia rimtais kiaušius ką tik pasikrapštė. Bet taip demonstratyviai, žinai, taip galingai. Ką čia daro? Ką čia daro?
gestų kalbą kažkokią daro. Ai, čia su ausinėm žaidžia dabar. Bus ant galo. Žiūrėk, jo, fidget to yra to tiesiog, va, kaip nančiakai svaro su ausinukais. Kaimynas ateis ir numuš su ausinėm. Ir tai ką jis ten žaidžia, su kuo jis ten žaidžia? Tai bausy pas jį ausinukas, kaip matau. Na dar bus. Jis va 82. Kada atvažiuosit? Kaip sakėt? Taip. Tu atvažiuosit? Tikiuosi atvažiuos greitai, nes čia vis tiek aš skubu, turiu reikalų. O po kiek laiko? Tai net nebūtų atvažiavęs pasirodo. Oh god. Ta prasme, su tokia kameros kokybė, nesvarbu, kad ir ką rodytum. Čia švieslentę gali pastatyti, nesimatys. Jo. Tokia šiandien nemačiau šitojo kanalo. Ai, čia taip ištraukas visokias kelia, okei. Dabar supratau. Aš pirmą kartą kanalą šitą matau, tai jo. Aš iš pradžių pagalvojau, kad ten jo koks alt kanalas, žinai, kur ten slapta kelia. Ir tiesiog žiūriu, kad visą karaną. Man čia visai jokingų videosų yra. Kaip matau. Tai va. Tai ką? Tai pasižiūrėjom. Atkentėjom, taip sakant, bausmę šitą katorgą. Tikrai visą nenorėjau žiūrėti videoso, nes šitą prasme, tai būtų tas pas kaip žiūrėti, kaip dažai džiūsta. Tai įdomiausia dalis būtų tai kaip išpila dažus ant žemės ir tada antra dalis būtų įdomiausia, kaip pasibaigia video tiesiog.